Žodžiu, man jau ten pasiūlė į psichuškę, taip toliau. Žodžiu, žmonės, troliai ir taip toliau. Jūs nesuprantat, kad čia yra meninė veikla. Aš rodau, kokia yra realybė ir gyvenimas su neįgaliaisiais, su labai sunkiais ligoniais, su tokiais kaip Eidenas. Tikrai sunkiais ligoniais ir ypač vienišom mamom, o dar kai persekė visos institucijos. Aš rodau realybę. Ir nesiūlykit man į kažkokias psichuškės ir panašiai, nes tai yra emocija. Kiekvienas geras, licenzijuotas psichologas pasakytų, kad emocijų negalima laikyti, emocijų negalima spausti, gniaužti savyje, nes tai yra labai blogai, reikia paleisti, išsakyti, išsiverkti ir taip toliau. Ir taip mano akis blizga nuo temperatūros. Ir žodžiu, ką aš norėjau pasakyti. Taip, vaikutis jau guli ramiai, gulinčio nerodysiu, nes gulinčių žmonių filmuoti faktinti negalima, nes yra pažeidžiamas, biolaukas, žodžiu, susilpnėjęs ir taip toliau. Užmerkiau liukusius, dar išplausiu, žodžiu. Nedramatizuokit, aš tik rodau realybę. O kad mane bando nutildyti, nes aš rodau, kaip yra, ką aš veikiu ir kas yra, iš tikrųjų, akivaizdžiai juoda ant balto, kaip ant delno. Nepavyks nutildyti, nes tik viešumas ir gelbėja. Senai tas vaikas būtų paimtas, senai išravidavotas ir taip toliau. Tai va. Peace. Ramybė.